Sveiki žmonės, šiandien išskirtinė diena ir šiandien aš norėčiau pravesti tokį dalyką kaip driftas. Tai driftas tai yra dailus čiuožimas, kitaip sakant sportas. Ir jis be to yra labai brangus, kad mašiną padaryti driftinę, padangom išleisti nemažai pinigų reikia. Prieš driftuodant reikia būti turtingam. Tai norite tapti tikrų drifterių, jums reikia turėti gerą išsilavinimą mokykloje ir maždaug vienas pasivažinėjimas jūs kainuotų 100 eurų, net gali pasiekti iki 1000 eurų vertės. Prisiminkite, jei jūs tapsite drifteriu, tai jūs driftuokite trasoje kokią nors, ne gatvėje. Gatvėje jūs keliate pavojų visiems žmonėms ir savo. Kokia prasmė iš to drifto? Tas driftas tai yra pomėgis, dar kartą kartoju, ir jis rimtai brangiai kainuoja, bet čia yra gauna žmonės kaifą, patinka jiem. Jūs būnate drifte tais pat kaip prie kompo, tie čuveliai. Ir pakalbėsime, kokių reikia drifto mašinų, jei norėsite būti drifteriu. Pirmas siūlymas BMW E30 M3. Antras siūlymas BMW E46 arba BMW E36. Ir siūlymas dar vienas BMW E34. Man jis gražokas toks, bet man patinka labiau driftuoti su E20, M6. Mašina faina, bet kartais jinai nevaldoma, bet mažai daug kas naudoja, pavyzdžiui, šitais žmogus. Jinai fainai atrodo, bet jinai biškį driftų nepriskirta, bet čia daug kas laksto fainai. Pavyzdžiui, čia kažkada buvo prie trakų kažkokios varžybos drifto vyko ir vienam čuveliui nepasisekė su jo Volvu, kaip dabar, jiems sprogo padangas ir nulaužė bamperį vėliau. Tai va. Tikiuosi jums patiko šitas video, čia dar ne pabaiga, nes apie driftą daug ką galima pasakoti, čia tik pirma dalis, manau antra turėtų būti greitai. Maždaug jį surinksim gerai subų. Subų gali tiek pat likt, būtų gerai daugiau. Žiūrim kiek laikų turim, žiūrim kiek peržiūrų turim.